Mūsų politikai, elitas, labai nori atsikratyti tarybinio visokiausių dalykų. Noras, kad tave pagirtų kažkas tai iš užsienio, čia įdomu, tarybinis ar ne? Praeikit, pažiūrėk, kaip pas mus visi svaigsta politikai. Briuselis apie Lietuvą pasakė tą, Briuselis apie Lietuvą pasakė tą. Ukrainiečiai parašė, kad Nemuno aušra, ar kas ten toks, tai Žemaitaitis, vyriausybei tai yra blogai. Viskas, ką dabar daryti, užsieniečiai. Dėl ko aš paklausiau, ar tai suriša su Tarybų sąjunga ar ne. 90 metais, kai aš mokinausi radio aparatūros konstravimo ir gamybos, tokia specialybė pas man viena yra, tai dirbau radio ir televizijos laboratorijoje. Tai buvo vienintelis mano gyvenimo patirtis dirbti samdomą darbą. Ir ten buvo labai įdomu, aš tenai turėjau laboratoriją perkelti, sukurti, padaryti naują, kad galėtų studentai studijuoti ten, kaip veikia radio aparatūra. Ir pas mus buvo įvairiausių prietaisų. Vieni buvo paprastesni, kiti buvo tokie brangesni, geresni, tipo krūtesni, kurie būdavo paslėpiami laboratorijos vadovo į seifą. 10 metais labai daug delegacijų važiuodavo pas mus. Bet to nežinau, tai iš Kanados atvažiuoja kažkokia delegacija, tai iš kokios Vokietijos, tai dar kokia nors velnių iš Amerikos. Ir kai tik tai prieš delegacijos atvažiavimą, man laboratorijos vadovas kviečia, duoda savo seifo raktus, jis sako, ištrauk geriausią techniką ir padėk, kad visi matytų, kad mes turim gerą naują techniką. Maždaug buvo keista. Kokio velnio rodyti, koks tu krūtas, jeigu nesi iš principo toks krūtas. Gal kaip tik geriau parodyti, kad tu biednas, čia nepriklausomybė, Lietuva iškavoja, mes čia nieką neturim, vokiečiai, kanadiečiai, amerikiečiai, duokit mums babkių, įsigyti naują įrangą, mes norim mokinti studentus pagal naujas technologijas. Ne velnio, parodysim mes, kad mes čia krūti, mes čia šūdo gabalai, bet užtat gerai kvepintis. Taip pat elgėsi ir mūsų politika. Aišku, čia galima užšnekėti apie metafizinį mano kanalo nori pilsyti tematiką, bet tik to, mes čia nerysim, dėl ko kai kurie žmonės, būdami šūdo gabalais, ypatingai mūsų elitas ir politikai, nori atrodyti, kad kiti skaitytų juos, gal ir šūdo gabalais, bet bent jau maloniai kvepinčiais. Žuvytės ir žmonės, čia Tarybų sąjungos palikimas, ar čia naujos laisvos Europos, Lietuvos Europoje naujas stilius, kai šūdo gabalas nori kvepėti, kaip Šanelis numeris 5 kvepalai, ir kažkokia nors Madame Pampicka ir dar kažkokia. Pasiminkit savo skauduliais, bet kokia atveju, tu žinai, kad tu esi nuostabus.